BetSafe lažybos gyvai. Labadiena, gerbimieji futbolo sirgaliai. Šiandien mes esame Gargžduose. Gargždų miesto policijos sporto salėje. Na, geografija. Trečiasis teisėjas Justas Valatka, rungtynių inspektorius Zagorskas šalia vartų. Reikia pristatyti ir šeimininkus. Pavojinga Vyčio ataka, ar bus smūgis. Uždelsė kiek Matsumoto Leandro ir 1-0. 1-0, Vytis pirmauja. Na, labai dvi pavojingas atakas suringė kauniečiai ir antrąją baigėsi štai tokį. Įvarčiu čia šiandien kamuolį dabar Gargždiškiai, Zubauskas, na, bus smūgis, Bačianskis blokuoja. Žiūrėjau futbolo Gargžduose ir... Oi, kokia situacija ir kaip šauna, ir ner, ir vėl virš vartų. Griebėsi dabar. Leandro. Šalia vartų. Rinkėjų esančių sudėtyje, kalbu apie... Oi, koks smūgis šalia viršutinio vartų. Kurį pavadinčiau net kertiniu žaidėjo. Čia koks gražus epizodas. Nebuvo jis turbūt ir pats sudėtingiausias, o čia prasiveržė Pripliotovas. Grįžta Zagurskas, Butkus, smūgis, rikošetas ir kamuolį gaudo Gintaras Repšikas žaidime. Ir Vyčio treneris smūgis iš oro ir yra Tomas Tamašauskas, bravo! Aišku, padėjo šiek tiek ir rikošetas, bet viskas buvo išpildyta puikiai. Standartinė situacija. Dabar jau pavojus prie Gargždų vartų. Nėra. Virtuvė iš vidaus. Dabar baudos smūgis. Leandro. Įvirpsta. Nuo virpsto. Sina Zagurskas. Gali smūgiuoti. Ta ir daro, bet kamuolį atmuša Draukšas. Techniškai, šaltakraujiškai. Na, Pripliotovas. 1-1. Nepavyko. Antrą kartą jau perdavimas netikslus. Grįžta Andrius Butkus. Staponka. Originalu gražu. Leandro. Tiesiai Draukšas. Rungtynės atkaklios, rungtynės įdomios. Leandro ir pats lengviausias įvartis turbūt karjeroje. Justinas Zagurskas muša įvartį, bet vėl laurus šioje atakoje turbūt reikia atiduoti Leandro. Albertas Vaskunovičius, 13-asis Eduardo, čia vėl labai pavojinga. Nemačiau šito epizodo. Dabar jau perimtas kamuolys. Na, dar kartą smūgis. Atremė smūgį šeimininkai. Bačianskis ir vėl. Prieš minutę. O dabar eilė. Bačianskis. Na, yra Andrius Butkus 2-2. Štai taip. Na, viską matote patys. Į viršutinį kampą čia jokių. Šauskas. Pripliotovas ir apsaugo. Na, apie tą taktinį sprendimą. 5 aikštės žaidėjas. Iš tikrųjų, Gargždai turi 5 aikštės žaidėją. Tai yra sirgaliai, o Neilas Urba. Išveda pirmą kartą savo komandą šiandien į priekį. Puikus smūgis, kairė koja nuo virpsto, kamuolys vartuose. Pažiūrim dar kartą pakartojimą. Kurkas. Matsumoto, kairė koja, rikošetas. Ir Algimantas Bačianskis gražių smūgių išplėšė bangai pergalę, o čia jau 12-5. Ir ką aš minėjau, Leandro lygina rezultatą. Daug erdvės, na, gal kitam žaidėjui tai nebūtų daug erdvės. Vyčio šturmas šiuo metu. Ir jis baigėsi Justino Zagursko įvarčiu. 4-3, Vytis jau priekyje. Na, štai kokios rungtynės. Matėme puikią
Pramogų sporto centro atkarpa, dabar nemažiau momentas įmuštas įvartis, dar vienas įvartis, o Leandro žvėris paskutinių minučių nepasėmė kamuolio ir gali būti pavojus teisėjas turėjo priimti sprendimą. Jam taip pasirodė, buvo gal ir kontaktas. Algimantas Bačianskis! Kam klausyti mano kažkokių kalbų, jeigu Algimantas Bačianskis puikiu smūgiu į tolimą į kampą lygina rezultatą ir nesvarbu. Leandro! Jau kelios sekundės prieš tą Leandro smūgį girdėjosi toks tribūnų nerimastingas gausmas ir jis pasiteisino. Na, pažiūrėkit, ką daro šis žaidėjas. Na, vienas. Kleitonas. Ir taip. 6-4, puikiai sužaidžia Kleitonas, puikiai sužaidžia Eduardo. Likus 3 minutėm 21 sekundai, Vytis muša 6 įvartį. Baitės. Opapa. Vėl nėra svarbus. Atskirose rungtynėse. Ir dabar atrodo 7-asis įvartis, taip ir yra. Taip yra, Kleitonas muša 7 įvartį. 2-12. Čia toks statistikos. Dabar nepataikė gerai į kamuolį Peripliotovas. Tamošauskas perima kamuolį, smūgį šalia vartų. Urbaitis, daug labai gynėjų. Eduarda, Kleitonas ir dar vienas įvartis. Likus 29 sekundėm į visiškai tuščius vartus. Na, tokių situacijų būna. Kuomet komanda viena eina vabank. Rungtynėse laimėjo tą pirmąjį finalo raundą. 8-4. Rezultatas toli gražu nerodo kiek